Mes šiandien esame Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, laboratorijoje, kurią įkūrėm iš 1000-mečio projekto lėšų. Kas pirmiausia ateina į galvą, kai sakote žodį Kretinga? Oi, tai vienas iš seniausių Lietuvos miestų, su giliom kultūrinėm ir religiniam šaknim, su didinga grafų Tiškevičių istorija ir visada žaliu žiemos sodu, su 5 vienuolynais, su labai gilia praeitimi įžymę ir išskirtinę rytdieną. O kai sakote žodį mokykla? Mokykla man asocijuojasi kaip Mažojo princo planeta, kur kiekvienas gyvenantis joje turi savo šiaurinę žvaigždę. Ir pagal tą šiaurinę žvaigždę jie suranda savo kelią gyvenime. Kaip atsidūrėte švietime? Kalti mano mokytojai. Jų pavyzdys ir įkvėpimas nepaliko jokio kito pasirinkimo. Kas paskatino prisidėti prie 1000-mečio mokyklų programos? Noras atnešti į mokyklą tuos dalykus, kurių dar nėra. Nes apie švietimą visi kalba, kad jame daug ko trūksta, kad švietimas atsiliekantis rytis, kad mes nepasiekėme to, ko norime. Tai šio projekto tikslas buvo atrasti naujus elementus, praktiškai reikalinga šiam gyvenimui. Ko labiausiai tikėjotės pradėdama šį kelią? Tikėjausi pokyčio. Pokyčio, kuris atvestų į naujus dalykus, kad tai būtų naudinga visų pirma mokiniams, kad mokykla taptų įdomesnė, patrauklesnė ir įtrauklesnė. Ar pati būtumėte norėjusi mokytis tokioje mokykloje? Žinoma, visa infrastruktūra, naujos mokymo priemonės, medžiagos, visa tai įkvepia naujiems atradimams, kūrybai, tyrinėjimui ir smalsumui žadinti. Kas buvo jūsų įkvepiantis mokytojas? Jų buvo ne vienas, bet vienas svarbiausias bruožas jungia tai, kad jie visi leido klysti, bet mokė kaip iš klaidų mokytis. Kokį prisiminimą iš mokyklos laikų vis dar prisimenate su šypsena? Tai būtų mokytojų pravardės. Jos buvo tokios išraiškingos ir taiklios. Ką jums reiškia kasdienis darbas su mokytojais? Didžiulė atsakomybė, pagarba jų darbui, įsiklausimui, supratimui ir tolerancijai. Ir svarbiausia turbūt bendram sutarimui ir žiūrėjimui viena kryptimi. Kiek mokyklų Kretingos rajone dalyvauja 1000-mečio mokyklų programoje? Kretingos rajone dalyvauja 6 rajono mokyklos 1000-mečio programoje. Tai šita mokykla, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, Darbėnų gimnazija, Salantų gimnazija, Vidmantų gimnazija, Simono Daukanto progimnazija ir Kretingos Marijono Daujoto progimnazija. Koks pokytis labiausiai matomas šiandien? Įkurti 2 centrai, vienas iš jų gamtos mokslų centras čia Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, antras tarpdisciplininis menų centras Dagys Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje. O koks mažiau matomas, bet labai svarbus? Tinklaveika tarp mokyklų, kuri ypač sustiprėjo TUM programos veiklų organizavime ir vykdyme. Tai labai džiaugiamės. Koks projektas jūs pačią labiausiai žavi? Mane žavi tie projektai, kurie turi tęstinumą ir kurie įvykdo pokytį. Ir tas pokytis, kad būtų toliau tęsiamas. Tokių projektų paprastai nėra daug, nes dažnai mes atliekam vieną veiklą, ją užbaigiam ir tuo lyg tai užsibaigia. Bet tada, kada yra tęstinumas, tada yra ir prasmė visų projektų, nes randasi naujos veiklos, kokybė
įtraukiama daugiau vaikų iš visą šitą procesą ir daugiau vaikų patiria naudą. Ar jaučiasi stiprėjanti tinklaveika? Taip. Mūsų projekte dalyvauja 6 mokyklos, tačiau veiklos orientuotos ir apima visas rajono mokyklas. Yra bendri mokytojų mokymai, mokinių savivaldos renginiai, tėvų forumai, tam, kad naudą pajustų ne tik tai tos mokyklos, kurios dalyvauja TUM projekte, bet kad pajustų naudą ir tos, kurios jame nedalyvauja. Kokia tradicija Kretingos mokyklose jūs labiausiai žavi? Pilietiškumas. Išskirčiau turbūt vieną iš svarbiausių valstybinių švenčių kovo 11 paminėjimą, kada mokyklos organizuoja įvairius renginius, dažniausiai žygius į žymias istorinės vietas, miesto mokyklos eisenas. Tai yra bendra šventė, į kurią susibūria visa švietimo bendruomenė. Koks yra Kretingos mokinio portretas šiandien? Drąsus, kūrybingas, reiklus ir atsakingas. Kaip atrodo jūsų įprasta diena? Įprasta diena tai kaip ir daugelio žmonių, ryte kėlimasis, pusryčiai, kelionė į darbą, darbe su kolegomis kava ir aptarimas dienos darbų, bei refleksija praėjusios dienos, o paskui jau griežta dienotvarkė, suplanuoti darbai tai dienai ir rutina jau, bet kai pavargstu, tai atvykstu į šią progimnaziją, Kretingos Simono Daukanto, ir prisėdu jų atsipalaidavimo ir poilsio kambaryje, būtent šitoj erdvėj, kur galima pabūti tyloje su savim, pamastyti ir atsipalaiduoti. Ką visada turite savo kabinete? Savo kabinete turiu mažą nuo jūros akmenuką, kuris yra mano talismanas. Ir kai man būna labai sunku arba įtampa, aš pasiimu į rankas tą akmenuką ir jis mane sušildo ir atpalaiduoja. O šiaip tai visada yra kalendorius. Kaip reaguojate į skirtingas nuomonės? Priimu visas nuomonės, jas išklausau, nes jos visos būna vertingos. Net ir tos, kurios atrodo atmestinos, po kurio laiko iš jų galima pasiimti tam tikrų dalykų. Arba jomis pasinaudoti, arba matyti, kaip reikia nesinaudoti. Kokį klausimą iš mokytojų girdite dažniausiai? Ar perteklinių darbų kada nors sumažės? Ką jums reiškia geras mokytojas? Geras mokytojas tai toks, kuris geba sudrumsti stiklinėje vandenį, prileisti mikrobų, o paskui kartu su vaikais ieškoti priešnuodžių, kaip išvalyti tą vandenį. Ko šiemet išmokote iš savo kolegų? Išmokau tolerancijos, tikėjimo kiekvienu žmogumi, kad visi kažką galime padaryti. Kaip įsivaizduojate Kretingos mokyklas po 5 metų? Po 5 metų aš įsivaizduoju visas mūsų mokyklas, apsijungiusias į vieną didelį darinį, tinklaveikos principų, sustiprėjusias mokyklas, pasiruošusias naujiems iššūkiams ir kuriančias mokyklą be sienų, kur bendradarbiavimas, pagalba, naudojimasis tom erdvėm, kurios yra sukurtos visiems kartu, kad būtų prieinama kiekvienam rajono vaikui. Kokio pokyčio dar labai laukiate? Man labai svarbu, kad šie centrai, kurie įsikūrę yra mūsų mokyklose, ateityje būtų įveiklinti, kad jie būtų pilni mokinių
kurie galėtų laisvai realizuoti savo pasirinkimus ir norus. Kas turi pasikeisti visos Lietuvos mastu? Mažiau niurnėjimo, daugiau drąsos, supratimo, įsiklausimo ir pagalbos vienas kitam. Viskas tikrai bus gerai. Ko palinkėtumėte mokytojui, kuris pavargo? Atsisėsti, pailsėti šiek tiek ir įkvėpus naujom jėgom vėl kibti į naujus darbus. Ko palinkėtumėte mokiniui, kuris abejoja savimi? Neprarasti optimizmo, visada siekti užsibrėžto tikslo ir neklausyti, ką kiti sako. Tikėti tik savimi. O tėvams? O tėvams, vaikams daugiau leisti būti savarankiškiems, nes pats vaikas už save turi daryti, o ne tėvai už jį. Ko norėtumėte, kad mokiniai išsineštų iš mokyklos visam gyvenimui? Pagrindinės žmogiškas vertybės, kas yra mūsų gyvenimo pagrindas. Ir nenustoti tikėti tuo, ką darai, visada siekti savo tikslų ir viskas bus gerai. Kas yra stipri mokyklos kultūra jūsų akimis? Stipri kultūra tai stiprios mokyklos tradicijos, darbštūs atsakingi mokytojai, vaikai, drąsi visa bendruomenė, tai turbūt yra svarbiausia. Kas jums tūkstantmečio mokykla? Tūkstantmečio mokykla tai kaitos procesas, kada atsiranda mokyklose tie elementai, kurių anksčiau nebuvo. Ir jie praturtina ugdymo ir ugdymosi procesą, jį daro gražesnį, įdomesnį, įtrauklesnį. Ir paskutinis. Kokią žinutę norėtumėte palikti visai Lietuvos švietimo bendruomeniai? Tikėkit, kai tikėsit, tai viskas bus gerai, svajokit, svajonės pildosi, mūsų ateitis tikrai yra gerose rankose.